Labas rytas, baby. Prabudom Olesundę. Žodžiu, oras pasikeitė totaliai nuo vakar. Vakar sauliukas švietė, šilta buvo, šiandien prabundu, vėjas pučia, lietus lyja, Jėzau, va Jėzau. Nieko tokio, išgyvensim. Ne per vairas. Varau, atvarysiu autobusą, šiandien labai anksti pajudam. Ai, šiandien dar yra atlyginimo diena. Hauso atlyginimo diena, rugpjūčio 15. Alga. Kas iš to, kad aš tą algą gausiu? Po 2 valandų jau jos nebus. Klasika. Pajudam 7 ryto, nes mums reikia spėti visur šiandien. Ten. Vėl bus kilometrų belekiek. Va, kokios kalnuotos gatvės. Olesundė. Čia į kalną, čia nuo kalno. Šiaip pastatai tokie visai įdomus, gražus, ne, kaip nenorvegiški. Jaučiu, irgi buvo kokie vokiečiai įsisukę per antrą pasaulinį. O matau, laivelis atplaukė, didelis, su daug turistų, daug pinigėlių. Oras ruduo. Striukytė iš karto, opa. Vakar įsirengus karalievą, karšta, čia belė kaip, negaliu. Šiandien oplė, visio, digi. Einam autobusą pasimti. Galėtų miestas toksai tuščias būti iki tol, kol atvažiuosiu, nes labai reikia nepatogiai apsisukinėti per visą gatvę, užimti visą gatvę. Tai, kad neužblokuočiau žmonėm gatvės, galėtų nieko nebūti. O kokia šiandien? Net neįsivaizduoju, žinau, kad 15, o kas? Penktadienis, ketvirtadienis, trečiadienis, antradienis. Gražu šiaip, ne? Atsiemu žodžius apie Olesundą. Pažiūrėkit, koks jisai gražus. Ir toksai gėjas. Bet iš tikrųjų, pasirodo, centras yra labai gražus. Kokie įdomus pastatai. Atvarė jaunikaitis pas savo princesę su va tokią valtelę. Atplaukė vikingas. Šiandien turim tokį netgi keltuką mažiuką, elektrinis faktas, bet jisai plaukia iš Kaupanger į Gudvangen. Nu, tokia truputėlį kitokia kelionė, tai visai pasižiūrėsim, kaip čia bus, ką čia matysim.
čia viešbutis, kuriame miegosim. O čia vaizdas, kurį matom iš viešbučio lango. Išlėkiau su viena, va tokia va, bliuskonytė, o čia vėjas pučia, šalta, nosis jau raudona, pirštai pamėlė, bet už tai vaizdas, šniokštulys, kuris šniokščia ir... Atvažiavom šiandien nakvoti į Stalheimą, tai atplaukėm į Gudvangeną, kuris yra tenai. Čia atvažiavom, viešbučio nesimato, nes ten jisai aukštai. Ir miegosim šią naktį čia. Bet pažiūrėkit, kaip gražu. Jėzaus Marija, kaip glazu. Ai, dievuliau. Kas ten važiuoja? Kas važiuoja? Autobusas? A galite mane į viršų užvežti, maldauju, prašau. Arba kokį Uberį iškviesti. Nes aš dabar užsiknysiu, kol užlipsiu. Kokias markės autobusas važiuoja? 2 vairuotojai. Ne, gydas ir vairuotojas. Op. Nežinau, nepažįstu šitų draugų. Nu, geras vaizdelis. Lipam į viršų. O į viršų tai belia kiek kilometrų. Belia kiek. Nusileisti nusileido, o kas dabar į viršų mane užtems. Bus biški mankštelė kojom. Ir subiniai. Ir pilvai. Nes pilvas jau užaugo. Belia kokio storumo. Belia kaip pastorėjau. Nes valgau. Aš esu stora. Stora buba. Lašininė. Jau pavargau. Palaukit, dar greitai. Dar biškai aš jūs pakalbinsiu, jūs dar pažiūrėkite ten į tą tarpeklį. O Jėzus Marija, jau šiknas skauda. Nes va taip einu, va taip susilenkus. Belia kaip, palauk, trusikai matosi. Tuoj pakišiu trusikus. Va tai... Negaliu parodyti, kaip einu susilenkus. Bet va tai jau sulinkus. Ir pažiūrėkit, sekantis šniokštulys. Va. Oh my god. O Jėzau, kokia aš debilė. Kokia aš durna, kad aš jau visą kelią į apačią. Širdis stoja. Tadik. Oi, durnelė. Aš vis dar kopiu. Iškvieskit man taksą. Arba sraigtasparnį. Mama mia. Spėjau laiku atvažiuoti. Va, kiek privažiavo vėl autobusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spėjau prisiparkuoti. Pasisekė. Atsinešiau vakarienę į lauką. Arbūzas, melionas. Kavos įsipyliau. Ir va čia sėdėsiu ir valgysiu. Sakau, galiu valgyti lauke. Nes man labai gražu. Nes man labai, sakau, gražu, ar galiu valgyti lauke. Receptionas sako, varyk. Mato, kad debilė. Nu, žiauriai gražu. O. Žinau, kad šiukšlinti negalima, bet šita taigi ževelė. Jie suvalgys visokie kirmeliukai. Pažiūrėjom, kaip toli skris. Miegu šiąnakt tokiam viešbutį. Tokiam gražiam viešbutį miegu. Tiksliau toks gražus vaizdas už lango. Bet jau viskas sutemo naktis. Labą naktis. Saldžių.